Tai yra prieš 40 metų debiutavusio pirmojo Renault šeimininio vienaturio Renault Espace 6 kartos versija. Užteko tik spustelti važiuojant įprastų režimų, net ne sport, automobilis labai dinamiškai pajudėjo į priekį. Visgi pinigai yra pinigai, bet manau tikrai vertas primokėjimo, gaunant didesnį, talpesnį, erdvesnį automobilį su pažangia hibridinė sistema. Jeigu štai čia, šio už manęs stovinčio Renault modelio ir nepasakysite, tai jo pavadinimą tikrai žino beveik kiekvienas. Tai yra prieš 40 metų debiutavusio pirmojo Renault šeimininio vienaturio Renault Espace 6 kartos versija. Žinoma, per 40 metų pasikeitė daug kas. Šeimos, poreikiai ir, akivaizdu, automobiliai. Jei kelis dešimtmečius buvo poreikis didelėm, erdviom, šeimininiam mašinom, tai dabar kiekvienas nori SUV automobilio. Na ir Renault Espace, kurio ankstesnioji 5 kartą debiutavo 2015 metais, pasiūlė būtent tai, ko ir nori pirkėjai. Naujos kartos Renault Espace versija. Žinoma, su ankstesnėje modelio karta įsieja nebent pavadinimas. O jeigu jis jums atrodo kažkur matytas, tai jūs neklystate. Tai yra tiesiog didesnis, prieš maždaug metus debiutavęs Renault Austral, kurio apžvalgą, žinoma, galite pasižiūrėti Motorai TV YouTube kanale. Kuo skiriasi naujasis Renault Espace nuo Renault Austral? Žinoma, visų pirma, dydžiu. Jei Renault Austral yra 4,5 metro ilgio SUV automobilis, tai naujasis Renault Espace yra 20 cm didesnis. Jo ilgis yra 4,70 cm. O tai reiškia, kad jisai maždaug 14 cm trumpesnis už ankstesnės kartos Renault Espace. Bet neskubėkite piktintis, kadangi dėl naujos platformos, o čia yra naudojama CMF-CD Renault gamintojo modulinė platforma, jo išplanavimas tapo praktiškesnis, todėl salone yra erdviau. Na ir palyginti su ankstesnėje karta, kadangi automobilis yra mažesnis, naudojamos naujos technologijos, jisai yra ir 200 kg lengvesnis, o tai reiškia labiau dinamiškas ir labiau taupus. Žinoma, kaip ir anksčiau, Renault Espace galimas tiek 5, tiek ir 7 sėdimų vietų, kaip ir štai šio mano bandomo automobilio atveju. Štai čia yra 2 papildomos sėdynės, žinoma, kai jas atlenki, bagažinės tūris lieka visiškai nedidelis, na, o jeigu jas nulenkti, į bagažinę tilps daugiau kaip 500 litrų. Jeigu nulenkti ir antros eilės sėdynės, į bagažinę tilps maždaug 1800 litrų, o tai yra kažkur 300 litrų daugiau negu į mažesnį, trumpesnį bendrą platformį Renault Austral. Tiesa, iki maksimalaus praktiškumo, norėtųsi, kad bagažinės anga būtų šiek tiek aukštesnė, dabar jinai gana žema, gana gulši, tačiau ko nepadarysi dėl gražaus ir madingo SUV kėbulo. Žodžiu, išbandysiu antros eilės sėdynės, kaip jau minėjau, gamintojas sako, kad dėl naudojamos naujos platformos sėdėti gale tapo erdviau. Akivaizdu, kad vietos sėdintiem gale yra tikrai nemažai, tuo labiau, kad čia pirmą kartą Renault Espace gamoje yra galimos pastumiamos į priekį sėdynės, jeigu štai turėsite keleivių ir sėdinčių gale. Bet dar kalbant apie antros eilės sėdynės, galima ne tik pastumti priekį arba atstumti atgal, taip pat galima reguliuoti sėdynės atlošo kampą. Centrinę dalį galima panaudoti kaip podelių laikiklį. Čia yra vieta 2 podeliam. Lenkus galima įtaisyti ir trečią keleivį, tačiau,
viena ranka čia to padaryti nepavyks. Ir gal jau pastebėjote, kad virš manęs yra milžiniškas panoraminis stoglangis. Gamintojas sako, kad tai yra didžiausias serijinis panoraminis stoglangis, kurio plotas siekia 1 kvadratinį metrą. Na, išties įspūdingas vaizdas virš galvos. Taip pat verta atkreipdėmėsi, kad čia nėra centrinio jį dalinančio perskirimo. Jisai turi specialų izoliacinį sluoksnį, apsaugantį nuo ultravioletinių, taip pat saulės spindulių, tad nėra reikalo jį uždengti papildomai, jei šviečia ryški saulė. Na, o tuo pačiu jisai nemažina erdvės ir virš galvos. Tad tikiu, kad net ir aukštaūgiam čia bus sėdėti visai patogu. Štai pavyzdžiui, aš nepriskiriu savęs prie aukštaūgių, tačiau man čia yra tikrai erdvu ir patogu. Nors gamintojas sako, kad tai yra 7-vietis automobilis, aš į jo galą net nebandysiu sėsti. Akivaizdu, kad vietos ten visiškai nėra, net ir pastumus į priekį antros eilės sėdynę. Galbūt ją galima dar labiau pastumti į priekį, tačiau koks tikslas turėti pristumtą iki galo antros eilės sėdynę, tam, kad jį atsisėstų į trečią eilę. Tačiau tiek įsėdimas, tiek ir vietos akivaizdu, kad 4,7 metro automobilis tikrai negali būti pilnavertė 7 vietų mašina. Prietaisų skydelis yra žinomas iš mažiausiai dar 2 Renault modelių, tai yra elektrinis Renault Megane E-Tech ir mano jau minėtas Renault Austral. Vairuotojo aplinka išdėstyta aplink štai tokį didelį multimedijos ekraną ir prietaisų skydelį. Multimedijos sistema veikia Android Auto pagrindu, tad sąsaja su telefonu tikrai labai greita. Žinoma, taip pat telefoną galima prijungti laidu. Tiesa, atkreipiau dėmesį, kad tada telefono krovimas nevyksta, tačiau telefonas įkraunamas belaidžių būdu štai čia šioje vietoje. Na, žinoma, kaip ir mano anksčiau minėtame Austral automobilyje, štai jeigu norėsite pasidėti savo kavą šioje vietoje, čia yra 2 puodelių laikikliai, tai kavai gali būti nelabai gerai, jeigu norėsite pastumti šią priekį esančią rankeną į priekį ir čia įsiimti iš dėtuvės kažkokius tenais laikomos daiktus. Tiesa, daug daiktų ten nesusidėsite, o štai dėtuvė tarp priekinių sėdynių telpa 2,5 litro buteliuką ir lieka dar šiek tiek vietos. Tad ten galima laikyti smulkmenas, bet kiekvieną kartą reikia turėti mintyje, kad pasidėjus šią aukštesnį kavos puodelį, jisai gali nukentėti, jeigu pastumsite šią rankeną į priekį. Kalbant apie ergonomiką, tikrai aš daugiau kažkokių priekaištų didesnių čia neturiu. Iš tikrųjų, sėdėjimo vietą rasti labai patogu, labai daug nustatymų. Galima susiderinti visą išvaizdą pagal save, projekcinis ekranas, kaip ir kitose šiuolaikiniuose Renault automobiliuose. Tai štai, čia yra atnaujinta Renault hibridinė pavara ir kuo jis skiriasi nuo ankstesnės, tai kad joje yra nebe atmosferinis 1,6 litro motoras, kuris anksčiau buvo kritikuojamas dėl gana garsaus veikimo. Tačiau čia yra 1,2 litro 3 cilindrų turbobenzininis variklis ir bendrai ši hibridinė pavara pasiekė 200 arklio galių. Tikrai įspūdinga. Ir kol važiavau greitkelyje, iš tikrųjų stebino automobilis savo dinamiką, netgi Lenkijos greitkelyje iš galo privažiavo naujos kartos Volvo V90 modelis, jos montuojami 2 litrų turbobenzininiai varikliai. Užteko tik spustelti važiuojant įprastų režimų, net ne sport, automobilis labai dinamiškai pajudėjo į priekį. Tad aš manau, kad ši atnaujinta hibridinės pavaros versija yra kur kas pažangesnė už ankstesnį ir tikrai ją galiu drąsiai rekomenduoti, nebent išskyrus vieną dalyką, kai variklis įsijungia veikti kaip generatorium, tai nors 3 cilindrų motoras ir turi balansinį veleną, visgi pats variklis dirba gana grubiai, perduodamas vibracijas į automobilio saloną ir tas labai akivaizdžiai juntama. O dar tęsiant apie hibridinę pavarą, tai iš tikrųjų leidžia sutaupyti degalų, važiuojant tikrai labai dinamiškai, leistinu čia Lenkijoje 140 km/h greičiu. Degalų sąnaudos buvo maždaug apie 7 litrus, dabar matau yra 6,6 litro. Kai važinėjau daugiau mieste, degalų sąnaudos buvo
5,5-5,6 litro, kas, manau, tikrai yra neblogas rezultatas tokio dydžio automobiliui. Kalbant apie važiavimo režimus, tai štai pati pavarų svirtis yra šioje vietoje prie vairo. Tiesa, iš 3 svirtelių reikia nesupainioti, kurias spausti. Apatiniai yra tradiciškai valdyti garsą ir multimedijos nustatymus. Čia yra valytuvai per vidurį, na ir viršutinė yra štai važiavimo režimo aktyvavimas ir taip pat pasirinkti skirtingus važiavimo režimus. Yra multisense mygtukas, štai čia šioje vietoje. Jo spaudžiant galima pasirinkti komfortišką, taupų, sportišką važiavimą ir asmeninį važiavimą. Ir jeigu pasirenkate asmeninį važiavimą, galima jį sukonfigūruoti ir konfigūruojant galima rasti, kai veikia variklis, kai veikia vairo sistema. Ir vienas svarbus akcentas, tikrai gana stipriai išskirianti šį automobilį iš kitų klasės konkurentų, tai kad čia nors ir yra tik priekinių varančių ratų pavara, tačiau yra fog control sistema. Tai reiškia, kad čia yra sumontuoti galiniai vairuojamieji ratai. O galiniai vairuojamieji ratai, skirtingai nuo ankstesnės kartos sistemos, kur buvo pasukami, jeigu važiuojant lėtai į priešingą pusę, kad sumažinti apsisukimo spindulį, buvo pasukami į priešingą pusę iki 3,5 laipsnių kampų, dabar jie pasukami iki 5 laipsnių kampų. Ir palyginti su automobiliu jis turėtų šios sistemos, tai apsisukimo skersmuo sumažėjo daugiau kaip 1 metru ir toks didelis 4,7 metrų automobilis apsisuka tik šiek tiek didesnėme nei 10 metrų skersmens apskritime. Ir štai taip pat yra net 13 skirtingų fog control veikimo režimų, o tai reiškia, kad jeigu aš pasirenku patį intensyviausią režimą, štai važiuojant jo, štai automobilis turėtų, tikrai apsisukinėti tikrai gana nedidelėme plote. O kalbant apie kainas, čia galima paminėti ne vieną didelį ir erdvų automobilį, tai gali būti ir Škoda Kodiaq, ir Nissan X-Trail, ir Kia Sorento, ir Hyundai Santa Fe. Na, o jums tikriausiai būtų pagrindinis klausimas, kurį iš šių Renault labiau verta įsigyti, ar mažesnį Renault Austral, ar didesnį, talpesnį, erdvesnį Renault 6 kartos Renault Espace. Ir palyginti kainas, iš tikrųjų jos skiriasi ne tiek ir daug. Jei Renault Austral kaina prasideda nuo 34 000 su įprastu vidaus degimo motoru, tai Renault Espace yra siūlomas tik su hibridinė pavara ir tokio automobilio kaina prasideda nuo 40 000 eurų, o su hibridinė pavara Renault Austral kainuoja 37 000 eurų ir tai yra 3 000 eurų skirtumas, kas aš manau, visgi pinigai yra pinigai, bet manau tikrai vertas primokėjimo, gaunant didesnį, talpesnį, erdvesnį automobilį su pažangia hibridinė sistema.